atvarėm savaitgalį prie Dongčian ežero prie Ningbo. Ir ką tik atvarėm, buvo labai sunki kelionės, taksistų vos neapsiėmėm, nes važiavo trūkčiodamas kaip laive. Bet nieko, dabar laimingi, nes atėjom viešbutį Hilton ir parodysim rumtorą. O čia įėjimas, čia Urtis spintai stovi. Came out of the closet. Kambariukas toks. O čia tokia vonia sujungta su kambariu. Čia kas tualetas jau. O, tualetas. Wow, pažiūrėk. Kokia... Oh my god. Wow, pažiūrėkit toks baseinas. Nieks nesimaudo. Su vaizdu ežerą, mane. Ir balkoniuką turim. Eikit savo crazy. Baseiną mėgstu. Ta prasme, koks dušas, cool. Ir baseiną. O tai duše užsidengia? Nežinau. Labai šilta. Nu, labai fainai. Nu va, atvarėm dviračiais susinuomot, pasiėmėm elektrinius, nes valia kaip karšta, kad lengviau būtų. Esai. Nu, tai bandysim tilpt. Čia Giant Store. Va, ir varom su dvirkom. Aplink ežerą varom. Gražus kelias. Atvažiavom prie pirmo savo stopo. Čia toks kaip yra padarytas kelias per ežerą. Reikėjo dviračius palikti, nes galim buvo važiuoti. Nu karšta biškį. Niekur neįtų sėdėtų ir žaistų kompiuteriu jinai per dienų dieną. Labai gražiai vietoj. Pakelsim dar droną.
Fainai. Vau, va čia tai muziejus. Atvarėm į fancy restoraną, baisiai apsirengę, biškai nejauku. Laukiam maistą. Atgal į viešbutį. Faina kelionė, labai yra fainai, kad dviračių takas visur. Fainai, kad žmona tokia turiu viršuje. Šiandien ryte tai su savo klausimais, ar tikrai važiuojam, ar tikrai taksas atvažiuosi, jautėsi, kad nenorėjai varyti. Nu jo, tai pagiras, meilė. Bet nieko, parasi blaiviai. Va, jau sėdim taksą, varom savo viešbučio, pridavėm dviračius išnuomotus. Kainavo po 100 RMB. Po 13 eurų. Jo. Tai, nu, sakytum, prie 35 myliam laipsnių. Jeigu paskaitom kelionę, kaip prie tokio karščio, tai dar palyginus, nu, gerai išlaikėm. Ir tie dviračiai būtų, jeigu nuo ryto išsinuomoji, 100 iki vakaro. Ta prasme, tokia pat kaina būtų, ar mes ryte išsinuomojam ir 11 atiduodam, ar vidurdienį ir 11. Tai super, tiesiog dar baterijų liko, tai čia. Ja. Šiaip gražus ežeras, toks didelis. Stom pavalgyti, Aurelijus susakė avienos, toks čopsus, aš ribsus, bet aviena tai labai skanu buvo. Tikrai skaniai padarė, toks fancy restoranas. Mes turėjom tokie aptriušę, mes suprakaitavę, bet nieko, priėmė, nes balti. Malonu buvo. Dabar šoksiu į baseiną. Aurelijus į vonę sakys. Aš į vonę šoksiu. Žiūrės mane per langą. Va, čia mūsų išėjom viešbučio kiemą. Jo, čia skulptūra. Padirbiniai kažkokie. Tai šalia ežeras. Dušno nuo pat ryto. Ką atsikėlėm, ryte jau susičekautinsim, leido turėti čekautą apie 2 valandą, susiorganizuosim taksą iki Ningbo, varysim šiek tiek į miestą, apsipirksim ir susitarėm, kad vairuotojas parveš atgal, kur darbą mus vežioja, tai ačiū Dievui, nes nenorėjom vėl tą pačią taksą grįžti, nes taip pykino, kai važiavome į priekį, tampės. Šiandien vėl geras oras, karšta. Žmonių niekad nėra vidudienį baseinę, nenori turbūt nukepti nuo saulės. Ryte ir vakare išlenda. Atvarėm į Aurelijaus nostalgiškąją vietą JJ's barą Ningbo. Valgysim dabar pietus. Kaip čia viskas atrodo. O, Aurelijus. Atsiųsi paskui, kaip atsiųsim, parodysi, kaip paskui maistas atrodo. Dilijos, alutės, sultės, čili traškinys labai patiko, laukiam Aurelijos, va tada. Va, hotdogai, čili su bulvytėm, labai skanu.
nusipirksiu maisto iš Samsklavo. Geras buvo raidas su skuteriais, visą laiką labai smagu. Va dabar prisipirksim pirmą pilną kartą maisto ir tada varysim gal į savo šipą. Ant dietos man būtų. Pilną maistą prisipirksim. Dietinio. Tik dietinio. Va, jau važinėjom, apsipirkinėjom. Šiaip čia jaučiu geriausią Ningbo pardę, nes yra belė kiek vakarietiškų produktų. Ir didelis tikrai pasirinkimas ir gera kokybė. Ir kainos, aišku, tik didelės vagodės, čia kaip koks promo cash and carry. Va, kaip mūsų atrodo shopping kartas. Stengiamės labai nesąmonių nepirkti. Nu, grįžom namo. Reikia tik daiktelius įsivežti. Kur tas tarimės, tai yra.